įsitaisykit patogiai, atsisėskite taip, kad tvirtai jaustumėt sėdmenis. Iš tikrųjų, sėdėjimas jogoje yra be galo svarbus, ypatingai jeigu praktikuojame dažnai ar kiekvieną dieną ir netaisyklingai sėdim, tai galim tikrai prisidirbti reikalų, pertempti būna įvairios sausgyslės, raumenys, iškyla ten visokiausių, tikrai. Tai šitas yra labai svarbus dalykas. Jauskite savo sėdmenų kauliukus, kas sėdi lengvoj pozoj. Ir pastebėkit savo nugarą, kad nugara būtų ne taip, ne jūs, bet aš parodysiu netaisyklingą sėdėjimą ir taisyklingą, kad taip. Bet mes kai išsitiesiam, tai labai norim taip, kad ta nugara taip išsitiestų ir lyg šiek tiek išsiriestų sėdmenis. Taisyklingas sėdėjimas yra, kai nugara yra tiesi, bet tas tiesumas, jūsų sėdmenų kauliukai liečia pagalvėlę, tikriausiai visos sėdite ant pagalvėlės, ir stuburas išeina tiesiai. Jūs netgi atrodo, kad galbūt truputėlis toks pakritęs, lyg užsuktume tos sėdmenis va taip, taip jisai atsisėdęs. Ir va toks yra taisyklingas sėdėjimas. Taip galite ilgai sėdėti šitaip, kai labai stengiatės tiesiai išsitiesinti ten ir ta nugara išsitempia. Ir pradeda ją mausti, skaudėti po ilgo laiko ar meditacijos, ar šiaip sėdėjimo, ar praktikavimo netaisyklingai. Tai tikrai labai svarbus dalykas visą laiką atkreipti dėmesį į tai, kaip atsisėdam, įsipatoginam, padedam rankas ant kelių, ant mūdrą, užsimerkiam, giliai įkvepiam. Iškvepiam, galit net su garsu. Dar kartelį giliai įkvepiam. Iškvepiam. Tiesiog išleidžiat visą, ištuštinat savo oro sistemą iš kūno. Ir dar kartelį giliai įkvepiam. Raselė nesijungiam. Iškvepiam. Ir dar kartą giliai įkvepiam. Iškvepiam. Ir pajuskit, kaip tokie visiškai nedideli kūno įvedimai į tokį gilų kvėpavimą pakeičia jūsų jauseną. Jeigu esat užsimerkusios, nesiblaškot, tiesiog jūs jaučiate, kaip kūnas gavęs daugiau deguonies ir taisyklingai įkvėpęs ir iškvėpęs pasikeičia. Visko gali atsitikti, gali sudrėkti delnai, galit pajusti šilumą nugaros apačioj, gali galbūt netgi šiek tiek susvaigti galva ar toks prašviesėjimas galvoje įvykti. Pastebėkite tokius mažus dalykus ir galbūt tada, kai lyg nesinorės daryti tos praktikos ir galvosit, gal šiandien praleisiu, atsiminkit, kad kūnui tikrai labai patinka, kai jūs praktikuojat. Ir ne tik kūnui, bet ir mūsų visai esybei. Kundalinė joga yra ta joga, kuri tikrai labai greitai šiftina mus į kitą būseną. Ir šios dienos praktika bus, mes esam ją dariusios, nežinau ir visos, ir
nesvarbu ar visas, bet padarysim dar kartą. Jinai vadinasi labai gražiai, kad taptumėt kerinčiai gražios. Čia iš knygos skirtos moterims, tai tik tai moterims skirta šita kryja ir pasižiūrėsim, ar tapsim kerinčiai gražios po jos ar ne. Tai dar kartą labai giliai įkvėpkim, iškvėpkim ir sudėkim rankas, patrinkim stipriai, stipriai, kad sušiltų, kad tikrai pajustume tokį įkaitimą, net karštį tarp rankų, dabar taip šalta, nežinau, kaip namuose, atrodo lyg ir šildom, ir namams sunku iššilti. Tai sušildom rankas ir pridedam prie krūtinės į maldos pozą. Maldos ir balanso mūdra. Kai mes sudedam dešinę ir kairę ranką, mes įvedam mūsų dešinį ir kairį smegenų pusrutulius į balansą. Mes atsisėdam balanse, mes va tokiam nugara tiesi, rankos sudėtos, esam sinchrone ir viena ir kita pusė yra vienoda. Ir įkvėpkim, iškvėpkim, nuleiskime pečius, ištiesinkime. Atkreipkim dėmesį, kad neišriestume nugaros, o jinai būtų tiesi. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam, įstatom smakrą į kaklo duobutę ir dabar jau įkvepiam mantroms. Om Namo Gurudevai Namo. Om Namo Gurudevai Namo. Om Namo Gurudevai Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ulban, stiebiamės į viršų, suimam savo išangės raumenis, lytinių organų raumenis, pilvo centrą, spaudžiam prie nugaros ir stiebiamės į viršų, stebėdamos, kad nugara neišsiriestų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ant kelių, gemūdra. Delnais į viršų, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Leiskite mantroms tiesiog nusėsti aplink jūs, į jūs, sukurti tokią apsauginį ratą, apsauginį gaubtą. Ir pradėsime mūsų praktika apšilimu. Praktika nebus labai ilga, 6 pratimai, smagus, judrus. O
apšilimą pradėsim ego trinėju. Priminsiu, ego trinėjas, mes sudedam pirštukus prie minkštosios delno dalies. Nykštys yra 90 laipsnių kampu. Iškeliam rankas į 60 laipsnių kampą ir pradedame ugninį kvėpavimą. Užsimerkiam ir ugninis. Ugninis pompuojam pilvu, jeigu galim greičiau, jeigu ne, galite laikyti tokį vidutiniškai greitą tempą. Ir įkvepiam. Suvedam nykščius ir iškeliam pirštus, pirštai visi išskėsti, išplėsti. Įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, stiebiamės į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, leidžiam rankas per šonus. Lėtai iškvėpdamos ir surinkdamos visą negatyvą iš savo auros. Atiduokim jį žemėj, priliesdamos pirštais ją. Rankos ant kelių, gen mudra, įkvėpimas, iškvėpimas. Sekantis mūsų apšilimo pratimas, mes dėsime nugaros sukiniai, mes dėsime rankas ant pečių, visos mokat, stebėkite savo pilvo centrą, kad jisai būtų imtas ir į kairę įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Juda visas jūsų korpusas. Kartu su galva. Stebėkit, kad nenusileistų kūnas, liktų paraleliai grindims. Ir centre įkvepiam, užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbą, ištobulinam poziciją,
visas kūnas pasidaro toks kietas kaip plieninis. Iškvepiam, nuleidžiam rankas ant kelių, genūdra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas Sufijaus sukiniai. Dedam rankas ant kelių ir pradedam suktis į priekį įkvėpdamos, atgal iškvėpdamos. Dideli tokie sukiniai, lyg suktumėtės apie nematomą ašį. Užsimerkit ir tiesiog pasimėgaukit judesiu. Nusišypsokit savo, pasauliui, ne tik vidinę, išorinę šypseną. Pakilę lūpų kampučiai tikrai geriau nei nusvirę. Ir su kitu įkvėpimu priekyje sukamės į kitą pusę. Ir centre įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbom. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Dar vienas gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir pradedam kilnot pečius. Įkvepiam, priglaudžiam prie pečius prie ausų, iškvepiam, numetam. Du metus iš eilės žiemą važiuodavau į Indiją, skrisdavau. Ir ši pirma žiema, tai tik 2 kartus, aišku, aš skridau, bet man taip trūksta tos Indijos, kad nepykit, muzika indiška. Aš užsimerkiu ir girdžiu ją kaip gatvėse. Ir įkvepiam, pakeliam pečius. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiame pečius. Rankos ant kelių. Keli kartai dar įkvėpkit, iškvėpkit.
Ir dabar kaklo sukiniai, 5 pasukimai į kairę ar į dešinę ir 5 į kitą pusę. Įkvepiam, nuleidžiam kakliuką, iškvepiam, keliam, užlenkiam į nugaros pusę. Labai labai lėtas ir pastabus toksai judesys. Stebėkite, ką skauda, ką tempia. Jokių staigių pasukimų. Ir į kitą pusę. Ir kai įkvėpsit paskutinį kartą, pakelkite galvą į centrą. Ir kelis kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Keliausime į mūsų kryją. Mūsų kryją grožiai. Sėdamės ant kelių į olos poziciją. Lygiai taip pat įtaisykite savo sėdmenis ant savo kulniukų, ant savo tiesiog kulnų, kad jaustumėt sėdmenų kauliukus. Ir nugaros išlenkimai, rankos ant kelių. Įkvepiam, išsilenkiam priekį, iškvepiam, išsilenkiam atgal. Pradėkite lėtai, bet jauskite, kiek savo šlaunis, kai nugara išsilenkia atgal. Tiek visą nugarą, kai išsilenkia į priekį ir įkvepia. Užsimerkit ir nusišypsokit sau. Tiesiog plačia, gražia šypsena. Sau ir pasauliu. Nepamirškit kvėpuot. Ne tik judėkit, bet ir kvėpavimas gilus ir stiprus.
galva išlieka kaip nugaros pratęsimas, jos mes nei užkeliam, nei nuleidžiam. Tiesiog laikome tiesioje tokioje pozicijoje. Ir įkvepiam centre. Nugara tiesi, prijungiam gulbą. Stiebiamės į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Sekantis mūsų pratimas. Joga mudra. Tik iš kitos pusės. Pakeliam kiek galime už nugaros, likdamos toje pačioje pozicijoje. Galva tiesi, nugara tiesi. Laikome ir kvėpuojame. Kiek galime. Jeigu galim labai nedaug, pakelkit tiek, kiek galit. Galim pasistengti pratimo metu, kai kvėpuojat, ne, kad leistųsi rankos, žinot, pavargau, leidžiasi. Ne, truputėlį dar jas pakelt. Jeigu išeina, truputėlį dar pakelt. Ir įkvepiam, ištobulinam poziciją, prijungiam gulbą, užlaikom kvėpavimą. Iškvepiam, nuleidžiam rankas, atkabinam, padedam jas ant kelių, gen mudra ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas. Šitas, kur geresnis už stretch pose. Atsisėdame, įsitaisome ant vėl savo tos kauliukus, gali truputėlį sėdmenis praskėst, taip į vieną į kitą pusę. Dabar parodysiu, koks turėtų būti pratimas, toks, koks jisai parodytas, ir tada modifikacija. Pakeliam kojas į 60 laipsnių kampu, rankos tiesiog už šalia laikom. Ir man nepavyksta išlaikyti viso laiko. Tai modifikacija yra ir galite jūs ją pradėti nedaryti iš pradžių, tam, kad išlaikyti, o ne nugriūti ir tada jau. Pasidedat rankas šalia. Matot, kaip aš. Ne ant rankų, o ant alkūnių. Ir iškeliat 60 laipsnių kampu.
3 minutės. Tai prašau, įsitaisykit tą, kur taip kaip jaučiat. Ir ilgas gilus kvėpavimas. Tikrai pradės drebėti kojos. Išlaikykit jas per kvėpavimą. Paskutinę minutę laikom. Dvidešimt sekundžių. Ir įkvepiam. Užlaikom. Iškvepiam, nenuleidžiam kojų. Dar kartelį įkvepiam. Užlaikom. Ir iškvepiam, nuleidžiam kojas. Oho, šaunuolės. Atsisėdam. Sekantis mūsų pratimas, pajudinkit kojas, pakratykit truputėlį, galit net ir padaužyti. Sekantis mūsų pratimas bus irgi iš šitos pozicijos sėdimos. Galite net truputėlį, kad būtų lengviau, pasidėti delnus po sėdmenim. Dabar irgi parodysiu. Ir čia jau bus darbo jums suskaičiuoti 50 ugninių kvėpavimų. 50 ugninių kvėpavimų, pakėlus va šitaip va kojas. Matot. Tiesiog nuo grindų 15 cm pakeliam kojytes ir 50 pompavimų. Pabaigoje įkvepiam.
Užlaikom įkvėpimą. Laikom kojas. Iškvepiam ir atsipalaiduojam. Leidžiam kojas. Tiesiai keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Iš tos pačios pozicijos mes pakelsime rankas, įkvėpsim ir su iškvėpimu leisimės link kojų. Pirmiausia, leidžiasi mūsų pilvas, tada krūtinė ir tik paskutinė galva. Suimam savo pirštus ir ilgas, gilus kvėpavimas. Užsimerkit, akis nukreipkite į trečiąją akį. Stenkitės, kad nugara liktų tiesi. Jeigu nepavyksta tiesią nugarą paimti savo kojų pirštų, galite dėti rankas ten, kur pasiekėte, ant kelių, ant blauzdų, ant čiurnų. Svarbu, kad būtų tiesi jūsų nugara. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam lūbą. Iškvepiam ir grįžtam į normalią sėdimo poziciją. Į centrą dar keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Neatsimerkit ir labai lėtai gulkitės į šavasaną. Atsipalaiduokit. Rankos, kojos kuo plačiau. Ir priimkit viską, ką jums atnešė šitą kryją. Integruokit, įgerkit į save.
Ir giliai, giliai įkvepiam. Iškvepiam. Pradedam sukti kojas, rankas, čiurnas, riešus į vieną pusę, į kitą pusę. Ir ištiesiam rankas, įkvepiam, išsitempiam. Ir lyg kas paėmęs mus temptų į skirtingas pusės už kojų rankų. Iškvepiam. Tada su įkvepimu priglaudžiam dešinį kelią prie krūtinės. Ir su iškvepimu lenkiame jį į kairę pusę. Vėl įkvepiam, sugrąžinam kelią, nuleidžiam, iškvepiam. Įkvepiam, priglaudžiam kairį kelią. Iškvepiam, leidžiam kairį kelią į dešinę pusę, darom katės išsitempiamus. Galva, pečiai lieka ant kilimėlio. Vėl įkvepiam, sugrąžinam abudu kelius prie krūtinės ir šiek tiek apkabinę kelius pasisupam kairę į dešinę. Ir dabar patrinam delnus ir pėdas. Vėl juos sušildam, įsižeminam, sugrįžtam čia. Uždedam tos šiltus delnus, jeigu pavyksta sušildyti. Ant akių. Į šitą saugią erdvę galite atsimerkti ir šiek tiek pamasažuoti veidą, plaukus patem. Apkabinam keliukus ir pasisupam ant nugaros, kad visi 26 mūsų slanksteliai grįžtų į vietas. Kelis kartus. Ir sėdame į lengvą pozą. Rankos ant kelių, vien mūdroj, delnais į viršų. Užsimerkite ir giliai įkvėpkite. Iškvėpkite. Ir galite tiesiog pagauti šitą akimirką už uodegos, dar nebėgti į darbus, į veiksmą, į tai, ką turit padaryti, o užfiksuoti dabar būtent tą būseną, kur nunešė jūs. Ar praktika, ar šavasana, kuri šiandien buvo nelabai prasta, muzika neliuliavo, o galbūt trigerino, galbūt nešė kažkur
kažkokias tolimas šalis, gal matėt kažką, aš mačiau šokančias indės. Ir tiesiog tą akimirką užfiksuokit šiandien, dabar, va, šiai sekundėjai. Tuoj keliausim, tuoj vėl galėsim skubėti, vėl galėsim būti greitos, judrios, o dabar būkim tekančios ir tokios visiškai išplaukusios. Be krantų. Ir dar kartelį giliai įkvėpkim. Iškvėpkim. Sudėkim rankas į maldos mūdrą, priglauskime jas prie krūtinės. Ir uždarysime mūsų erdvę vienu ilgu sapnavimu. Kvėpkim. Iškvėpkim. Nuleiskim pečius. Dar kartą įkvėpkim. Iškvėpkim, įstatykime smakrą į kaklo duobutę ir dabar jau įkvėpkime mantrai. Lenkiuosi ir dėkoju jums, kad susirinkom šiandien, nors ir ne trečiadienis, o bus penktadienio praktika. Ir tikiuosi, kai atsimerksite ir pamatysite save veidrodyje, tikrai pamatysite save labai gražią. Nežinau, ar gražesnę, bet labai gražią. Nes grožis tikrai yra žiūrinčio akise. Tai dėkim save į dėkingumo burbulus ir paskleiskim tą dėkingumą per visą pasaulį. Mūsų supantį, regimą ir neregimą. Net įtilpau į laiką. Sveiki sugrįžę iš Indijos. Tai gražios visoms labai linkiu dienos. Tikiuosi, kad patiko, ir aš ją pati labai mėgstu. Karts nuo karto pasidarau, kai jau taip norisi kokio nors truputėlį iššūkio. Tai jeigu turėsite ūpo, noro, pasidalinkite, kaip jaučiatės po praktikos, o aš linkiu visoms gražios dienos. Ir gražios išvaizdos.